Jūs buvote konservatorių partijos narys, bet jūs palikote šitą partiją ir dabar einate kaip visuomeninio komiteto atstovas. Kodėl? Labas vakaras. Na tai nebuvau labai ilgai, 3 metus buvau konservatorių partijos narys ir tai jau vyko pakankamai senai, 96-ais palikau šią partiją. Na, tiesiog netitiko mano lūkesčių, nes partija buvo kuriama sąjūdžio pagrindu ir tikėjomės būtent sąjūdžio, jos veikloje sąjūdžio idėjų tąsos ir sąjūdžio idealų ir vertybių tąsos. Na, dėja, tai nevyko. Ir tiesą sakant, labai gaila, nes šiaip jau manau, kad stiprios dešinės partijos Lietuvai tikrai reikia. Ir, na, galima turbūt tik apgailestauti, kad galbūt šiek tiek ne tuo keliu buvo nueita.